Labadiena! Tikriausiai nesuklysiu sakydama, kad mokytojai, mokiniai ir net jų tėveliai naujus metus pradeda ne sausį, kaip tai yra įprasta, o tokią dieną kaip ši, rugsėjo 1. Sveikindama jūs šią šventės progą raginu ne tik prisiminti prabėgusių metų pergalės ir pasiekimus, bet ir pagalvoti, ką, kaip dera per naujus metus, galėtume pasižadėti savo ir kitiems. Galbūt mums pavyktų atsikratyti kokio žalingo įpročio ar net išmokti kinų kalbos. O gal mes, mokyklos bendruomenė, galime atrasti bendrų pažadų? Šiais metais pasižadėkime suprasti, juk mūsų po mokyklos stogo yra tiek daug. Esame skirtingi, esame skirtingo amžiaus ir turime visiškai skirtingas nuomonės. Tad šiais metais būkime pakantesni ir supratingesni. Taip pat mes galime pasižadėti šypsotis. Sutikite, kad 8 valandas kasdien praleisti tarp niūrių veidų yra tikrai nelengva. Šypsena nieko nekainuoja, o suteikia begalę gerų emocijų. Tad šiais metais tomis emocijomis pasidalinkime. Galime pasižadėti kurti. Šiandien, šviesdama jau 12-ąją savo rugsėjo 1, prisimenu neišmoktas pamokas, o visas tas akimirkas, kurias praleidau puošdama mokyklą, rašydama scenarius ar vaidindama ant scenos. Tad būkime aktyvūs, ieškokime savo talentų ir įkvėpkime tai daryti kitus. Ir svarbiausia, šiais metais pasistengkime būti laimingi, pasižadėkime būti laimingais, nes, kaip sakė vienas sumanus vyrukas Levas Tolstojus, jei nori būti laimingas, tai ir būk. Tad šiais metais ieškokime savo laimės, nes ji tikrai yra, ją tereikia pastebėti. Su rugsėjo 1, gražių, kūrybingų, spalvingų metų ir tegu tesėti pažadas jums būna lengva ir gera.